Nusprendžiau išeiti iš komforto zonos, į komandiruotę išvažiavau su kemperiu. Aišku, mano komandiruotės yra Rygoje, nes mes čia turim tašką. Gyvenu viena, šią naktį bus pirma naktis. Jaučiausi visiškai saugi, net minties nėra, kad gali kas nors man nutikti. Tokioje šalyje kaip Latvijoje, aš dabar esu Salkrastyje ant jūros kranto. Ir aplamai Europoje, aš nemanau, kad kas nors gali atsitikti blogo keliaujant čia į vienai moteriai merginai. Šiandien rytas prasidėjo su tokiu vaizdu, dabar eisiu pasivaikščioti. Čia aišku dar kažkiek padirbėjau iš pasivaikščiojimo. Ką dar supratau, kad kemperį yra lengviau padirbėti, jeigu reikia po darbo, nes didesnis stalas yra negu daugelyje viešbučių. Tada nereikia daiktų kraustytis, nereikia lagaminų. Pas mane kemperyje visada yra kosmetikos, rūbų ir sportinių, ir tenisų, ir komandiruotėm, ir kostiumėlių, žodžiu, visko, ko reikia. Man taupos laikas ir vargas. Ir šiaip Supersonikas yra žymiai gražesnis už daugelį viešbučių. Man patinka, kai kemperyje gyvenu, pasigaminti maisto, nežiūrint, kad šią naktį dar kelias ateinančias naktis viena gyvensiu, bet valgyti reikia tai greitai, sveikai. Šiaip kemperį tikrai yra užtektinai vietos, kur laikyti maistą. Vat yra čia spintelės, stalčių kiek daug. Nu, jeigu dar neužtenka, tai galim ir čia maistą, bet mes čia jau kitą laikom. Ir aišku, pilna vietos. Bananų turiu. Šaldiklis kokio dydžio. Nebijokit gaminti, tikrai užteks vietos ir yra patogu. Komandiruoti Rygoje ir pasižiūriu, kad kažkas saldė negerai. Žiūriu, dujų nėra, nu tai ką, laukia -2 reikia eiti dujas pildyti, su viena, niekada gyvenime to nedarius. Nu va, nėra čia taip sudėtingai tas dujas pasipildyti, čia reikia prisukti adapterį ir va, turiu jau dujų, čia 60%, ten man atrodo dar daugiau, tai viskas puikiai, naktį nesušalsiu. Žinot, man visada tokia mintis būna, kai aš atsisėdu iš kemperio vairo. Karolina, nepamiršk, kad kemperį vairuoja. Nes jis taip lengvai vairuoja, taip paprastai. Aišku, čia nereikia slėpti. Yra plotis, yra ilgis. Nu, reikia vairuoti atsargiai, nereikia nesąmonę daryti, bet iš esu visom mašinom nereikia nesąmonę daryti. Dabar kaip tik vairuoju Mercedesą. Man labai patinka Mercedesas, automatas, jau ir tas yra paprasčiau, bet labai geras jausmas, labai lengvai vairuojas, labai gerai traukia, 170 m galių, neturiu problemų, merginos, nebijokit, vairuokit, įprantama prie to dydžio, viskas yra tvarkoj, tiesiog svarbu žiūrėti. Aišku, dar visi kemperiai kameros turi, tai varom.